Sveikas atvykęs į Buities muziejų. Buities muziejuje paprastai laikomi, saugomi ir eksponuojami senoviniai daiktai. Šiame muziejuje pamatysi, kaip seniau atrodė baldai, žaislai, drabužiai ir apavas. Trumpai pristatysiu muziejaus eksponatus. Kairiajame kampe matai skrynę. Tai ornamentuota dėžė su dangčiu ir kojelėmis kam nors, pavyzdžiui, drabužiams, kraičiui laikyti. Kiekviena mergina turėdavo savo turto, kraičio skrynę, kurioje kraudavo austas staltieses, lovatieses, rankšluosčius, drabužius. Skrynes beveik visada laikydavo klėtyse. O kur dabar laikomi drabužiai? Dabar drabužiai laikomi spintose. Kairėje pusėje ant sienos kabo rankšluostinė, įtaisas rankšluosčiui kabinti. Rankšluostines kabindavo matomoje vietoje, užstalėje arba netoli stalo. Netoli lovų priešakinėje sienoje kabėdavo medinė įvairiais raštais išpjaustinėto rankšluostinė, kur kabindavo ilgą nėriniais papuoštą rankšluostį. Dažniausiai toks rankšluostis buvo skirtas ne rankom šluostytis, o kambariui papuošti. O kur dabar laikomi rankšluosčiai? Dabar rankšluosčiai kabinami ant kabliukų, spintoje arba ant šiuolaikinių rankšluosčių kabyklų. Pažvelk į dešinę pusę, ten stovi indauja, spinta indams, stalo įrankiams, maistui sudėti. O kur dabar laikomi indai? Dabar indai laikomi spintelėse, sekcijoje, o kartais ir šiuolaikinio dizaino indaujoje. Viduryje kambario stovi supamas kūdikio lopšys. Jį gamindavo iš medžio arba nupindavo. Kiekviename kaime buvo savas pynėjas, kuris nupindavo ir lopšius, kūdikių loveles. Dažniausiai pindavo iš karklo vytelių. Tvirtai pritaisydavo palubėje, kad galėtų supti. O kur dabar migdomi kūdikiai? Šiuolaikiškose lopšiuose arba lovelėse. Kiek daug sužinojau apie praeitį. Kažin, ar tilpčiau į lopšį? Taip norėtųsi pasisupti. Jei nori pažaisti, eikime į antrąją muziejaus salę, kurioje pamatysi, kokiais žaislais seniau žaisdavo vaikai. Pakelk akis į viršų ir ant viršutinės lentynos pamatysi medinį arkliuką, nepamainomą suptis mėgstančių mažų vaikų žaislą. Medinius arkliukus savo vaikams ir vaikaičiams mokėdavo pagaminti patys tėvai arba seneliai. Rinkdavosi tvirtesnę medieną, kad ilgiau nesulūžtų. Mediniai arkliukai gaminami ir dabar, mažyliai jais noriai supasi. Dabar vaikai supasi ne tik ant medinių arkliukų, bet ir įvairiose supynėse, karuselėse, atrakcionų parkuose. Lentynoje padėtas medinis paspirtukas, nors jis ir netoks tvirtas kaip metalinis, tačiau paaugus juk smagu būdavo pralėkti su tokiu per kaimą. Dabar paspirtukai gaminami iš įvairių medžiagų – plastiko, metalo, gumos, todėl yra tvirtesni, patogesni, o svarbiausia – greičiau važiuoja. Lentynoje sėdi skudurinė lėlytė, kurią dažniausiai vadindavo skudurine onute. Lėlytes mergaitėms dažniausiai pasiūdavo mamos arba močiutės. Dabar nė viena mergaitė neįsivaizduoja savo vaikystės be pirktinės lėlės. O koks paukščiukas čia patupdytas lentynoje ir kam jis buvo reikalingas? Įdomu, iš ko jis pagamintas. Kad būtų linksmiau, suaugusieji iš molio nulipdydavo molines švilpines. Molinukai būdavo įvairių formų ir pučiant skleisdavo skirtingus garsus. Dabar molines švilpines pakeitė šiuolaikiniai švilpukai, kurie švilpia daug garsiau ir šaižiau už molinius. Futbolo aikštėje nepamatytume teisėjo be švilpuko. Kaip čia muziejuje įdomu. Gal ir aš čia išsirinksiu kokį nors drabužį? Audimas Lietuvoje turi senas tradicijas. Audinius naudodavo drabužiams siūti. Kiekvienas kaimas turėjo savo siuvėją. Kad drabužiai būtų spalvoti, verpalus dažydavo gamtiniais dažais – medžio žieve, lapais, samanomis. Drabužius dažniausiai siūdavo iš lininių, vilnonių, kartais kanapinių audinių. O kaip vadinasi tas baltas audeklas su lankeliu?
Ar pamiršo jį nudažyti? Kam jis buvo naudojamas? Kykas. Moterų galvos skara su lankeliu. Kaip čia įdomu. O kas čia? Batai? Ar galiu juos apsiauti? Taip, tai senovinis iš karnų pintas bekulnis apavas, kuris vadinamas vyžomis. Seniau plėšdavo vidinės liepos, gluosnio arba karklo žievės dalis, vadinamas karnomis. Jas išmirkydavo ir iš jų pindavo vyžas. Karnas lupdavo pavasarį medžiams sprogstant. Vyžos prie kojų tvirtinamos apyvarais – kanapinėmis, lininėmis arba odinėmis virvutėmis. Žieminės vyžos būdavo ilgesnės ir platesnės, kad galima būtų apsimauti 2 ar 3 poras kojinių. Tų vyžų vidurį dar lopydavo odą, kad jos būtų šiltesnės ir nebyrėtų sniegas. Vyžas pindavo daugiausia vyrai. O čia dar įdomesni batai. Tai klumpės, apavas mediniais padais ir mediniu arba odos viršumi. Klumpėm dirbti naudodavo lengvą, minkštą, neskylančią medieną. Epušės, beržo, liepos, ąžuolo, uosio ar obels mediena netinka, nes yra sunki. Nejaugi ir tai senoviniai batai. Kokie jie visi skirtingi. Taip, tai dar viena apavo rūšis – naginės. Tai seniausias Lietuvos gyventojų apavas surauktas iš vieno minkštesnės odos gabalo. Naginės geresnis apavas nei klumpės, nes jas galima buvo suveržti, kad nekristų nuo kojų. Dabartiniai drabužiai ir apavas tai striukė, džinsai, sijonas, suknelė, basutės, sportiniai bateliai, aulinukai, paltas, marškinėliai, šalikas, megzta kepurė, pirštinės, chalatas. Kaip įdomu. O gal galite paaiškinti, kuo skiriasi senas daiktas nuo senovinio? Ne visi daiktai, kurie atrodo apiplyšę, nublukę, sulūžę, yra senoviniai. Senas, tai gal ir neseniai, prieš šiek tiek laiko pirktas daiktas, bet nuo ilgo naudojimo jau suplyšęs ar nublukęs. O senovinis praeityje, senovėje, prieš kelis šimtus metų pagamintas daiktas. Ačiū už įdomią ekskursiją po buities muziejų. Sužinojau daug naujų dalykų. Jei buvo įdomu, kviečiu apsilankyti dar kartą. Sėkmės!